7. Čiupsma spiritą ir švesma. Gerą rytą. Tikiuosi šiandien geros dienos. Vėjukas labai yra. Tikrai tikiuosi ne prieš vėją, nes kilometrų ir virš šiandien daugokai. Bet parašė vienas žmogelis privačiai ir beveik pakeliai, tai ten kokią 30 kilo nusuksi. Nes nakvynė garantuota. Tai kokia ši dienelė bus, kviečiu Rozą padabati. Saulutė teka, vėl anksti atskėliau 6. Va, kažkur prie žeriaką ar interneto gerų turim, gal net čia ir vlagelį inkelsiu. Čia skaitau neblogai, pas mano namie netgi panašiai. Šiukšlas, pusrytėlis, paskutinis. Kuklus pusrytėliai, matysim, gerai šiandien daug valgyt. Žinau. Vėjas dar smarkesnis, ne kaip antrų dienų. Ir prieš, ko labiausiai bijau, prieš vėjų. Reik tikėtis, pustos laukų daug nebus. Tai jeigu vėl, bijau ir pagalvoti. Vienu kartą pasakau, vienu kartą pavirkšlensiu ir viskas. O va čia tai kelia gamtoj. Turim 4 minutės, tikiuosi ir bus inkelta. Ir iki 9 tikiuosi ir išjudėsiu. Liuks. Planavau iš 8, bet kadangi bus vlagelis inkeltas, va. Vidėje inkeltas. Palapiniai pučia, dar nežiūva, daiktai nesuruošti. Per kažkaip tai krapščiaus, neskubėjau ir inkelė. Kilometriakai nunulinti. Įdomu, kiek čia prieš vėjako kapasma. Bet manau, maršrutas bus gražus. Pabiškiukų. Aišku, žmogeliai parašiau apie 6, bet čia optimistiškas planas. Labai vėluot nesnorėtų. Visaginas. 9 kilometrai tik tai. Greičiausia neužsuksiu. Bet čia bajeriukas man tai nuostabus buvo. Koks tai nuostabus prisiminimas geras. Čia ežeras Ilgiai. Pas mus ežeras yra Ilgys. Ir tai pusė ežera kaimo pavadinimas Antalgė. Kaip ir aš iš Antalgės. Ir esu čia buvęs prieš 10 ar 11 metų, jeigu rasindėsi fotkį. Tai pasirodo čia minis, bet taip nedarykit, ypač su svoriais. Aš savim pasitikiu, kadangi greitis geras, tai šią sėdelį sukrautas. Taip biškį galima ir tiesiai nugarą pavaryti. Smagu. Это шарела стрижка. Gal nakrai čia. Guminukus valgau. Iš Olandijos. Pasukite kairėn. Dėkui, Agnė, nepadėkoja už dovanas. Irgi prisidėjo prie kelionės. Varam iki Zarasų. Gal detrauksiu valgyt. Guminukai ir vienas šokoladukas. Detrauksiu gal. Reikėtų daug valgyti šiandien. Te ateina lietučia gal.
Bet manau spės. Galvoju tik tai ar kavinėlą ant kokian, ar parduotuvės užtektų. Valgyti tai labai noriu. Buvau čia pernai irgi. Su dviračiaku. Ui, tu kaip aukštai. Nedrąsu kažkaip su dviračia. Žinau, jau čia varau kebabą. Na, senai valgiau. Apskritai metų, 3 kartus kokią. Kebabeko suvalgau, 4 maks. Ojoj, kokią kamerą. Eik tu sau, tai tokį ir filmavau. Ajajaj. Jeigu buvo prasta vaizda kokybė, labai atsiprašau. Gerai pastrūdė. Palkas labai skanus. Gal kad senai valgiau skanus. Na dabar iš pradžių. Nu kokią pradžiai 9,5 net. Pasakysiu, kiek ant galų liks. Vos sutalpinau. Lika 7,5. Galvau, sakysiu 8,5, bet ant galą jau vos. Ale tai vat neišvengsiu. Gaila tiesiai debesiokant, kad kokią statelą, bet kaip čia išlaukt, kur Ojojojojoj, atrodo be lietaus. Šiandien turėjo būti nemažas, bet reikia tikėtis greit nuveis. Lysiu pa klevą, lysiu pa visų medžiu, su visų dviračiu. Tai vat, labai lengva paskaičiuoti, kiek paaukojat. Pirmos dienos kilometražo, antros, trečios ir šiandienos tiek. Tem 7. Tai va, tokia ta visa suma. Gana. Daugiau minti nebenoriu. Noriu, man patinka dviratis. Kas nesuprata dar, labai patinka. Vienas iš didesnių hobių. Nu ir kurgi mes esam, patruputį artėjam link tikslo. Kažkur tai labai iš lėto artėjam. Nežinau, kur pasakyti. Link Abelių, tada nuo Abelių. Įdomu prakur. Ratais, kvadratais ir kažkada kažkur nuvažiuosim. Norėtus greičiau. Bus kaip bus. Ką tik gavau įspūdingą pinigų sumą. Tai kelionė dar nesbaigs rytoj. Darosi testą. Denelų kitų matomai. Nu įdomu. Dainiai labai dėkoju už tokią didelę paramą. Dėkingas. Ačiū. O dabar varam tų progų Abelių spiritą gamyklą. Čiupsmą spiritą ir švesmą. Jėkauju, nešvesmą, bet smagu, nuotaikas ohoho. Nu, tik tai kilometriekų da, ohoho. Lietokai, Denelą einas, lietokai, bet baik. Šalta, nesąmonė, saulė šviečia, nusilkau džemperiukų. Nu šalta, nesąmonė. Ta bėgi čia kažkur 24? 2,7. A mano kiek? 7. Ne, taigi žiūrėk, irgi daug. 7. 3 padaugint kažkiek gali ir va tiek net bėgių. 7. Ne 7. Ne 7? Pažiūrėk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 kart 3, 21. 21 bėgis. O tavo daugiau? A mano 27 net.
Tu greičiau varai, ne? Ne nuo to priklauso, bet biškai Na, sveikatas. Tai... A tai bėgiai veikia? veikia. A mano neveikia. Stabdžiai geri? Gerai. Prekiai yra? Yra. A mano, aš tą patikysiu stabdžiai, žinai? Na, palauk, atsiprašau. Nu, labai gerai. Mirtini? Mirtini. Kiek čia bėgių yra? 21. A tavo 27. 27. Policija kviečia, na, važiuoja Panevėžys, tai Panevėžys. Veža Panevėžin? Vežas kart. Čia kiek šito? Netikėjau. Nu, tau geriau žinot. Aš turiu vieną. Aš turiu dvi. Kiek aš turiu? Aš turiu. Nu, gerai, pasistiprinau va, laiksiu. Tai žodžiu, į Graikijas, kaip sakiau, variau, beveik 5 štukas kilų gavos, 4 štukas 700. Nu, Kiek užtrukai? 53 dienas iš viso su visku. Kada čia varai? Liepos 1. Ne. Šiemet? Jo. Gerai. Ir žodžiu, grįžau, sakau, aplinkui Lietuvą reikia per 7 dienas apminti. Tai vakar užvakar viskas gerai, o šiąnakt miegojau prie Biržų. Jeigu žinai Karvės vala, kur yra. Žinau. Nu, ten tokie pelkynai buvo iš po Lietuvos, iš po visko ir jaučiu keliems peršalam kažkas. Eik tą savo. Vos ein paminti dabar 17 šiandien, visą kelią dantis sukantas. Blogai. Blogai, tai Nori nežinau. pasakysiu auksinę Na. receptą. Na. Varnalėšas, lapą. Užsidėjau, žinok, neiškentėjau, kiek skausmą karštį traukė. Per 2 naktis iškentėjau, nuėmė visiškai. Žinot, kas ten gyvena pakairiai? Žinot, Geišku, Petriukas. Ne, nevažiuosi ten, nekvietė. Važiuoju pas kitą ūkininko, pas biškį mažesnį. Priims. Gražiai, manau, į nuojautų turiu. Vėl visų dienų prieš vėjų. Va tai stipra. Richardą kelionės atrodo, taip sakė. Kas labai su dviračiai žiūrit, patinka keletą ir žiūrovų. Mano tarpe galit pažiūrėti. Berniakas kaip keliauja. Ne, tai dviratis man tos visiškai nedaug. 400 pem per 2 dienas. Tiek numynė. Nu, aišku, pavėjai. Bet tai kelį jau skauda. Ir labai nežino, kas daryti. Daviau porą patarimų. Jeigu, sakau, bus rytoj blogai, nevažiuok. Oba. Dviračio takekas iki Rokiškio. Labai smagu, nes jau biški fūras lemba, kaip parti pravara. Taip nebuvo veiksma, beveik nieką na belių. Kas majuoja? Tai sustokit. Labai pypsinama, java, kas neaišku. Įsišiepęs iki ausų. A kogi, vėl paramų gavau. Nu tai stebina, šiandien mane įvavo. Keletą 10 eurų vėl. Daug 10. Taip, kas man pervedė. Jūs taip pa. Ir nu, daug taškas. Vis pavardės, 2 raidės, tik sakau. Tai vat, jūs taip pa. Labai dėkui už tokią paramą. Minam toliau. Kažina, neužsitešia kelionė, jeigu taip toliau. Man paramėlą siūsta. Po kelių dienų aš čia sakiau, po 3 dienų namo grįžta. Atrodo, žmonai taip sakiau. Sakysi, negrįžta, da žmonės aukoja. Da paramas visinčia, kad tik minčiau. Prisidžiaugiau, sakau, iki šitų Rokiškė ir pasibaigė. Nebėra. Ir eismas kažkaip labai suaktyvėja.
Gali, kad prie kuo arčiau Rokiškė, nežinau. Valandas, nu dar ne darbą pabaigu. Nesupras. Kažkas irgi kvietė Rokiškėn. Tai vat, man atrodo, apvažiuosiu Rokiškį. Bet ten įdomiai parašė žmogelis. Nu gal nedėsiu susirašinėjimą. Sako, šiaip tiesiog parašiau, nu tai supras kaip nori. Tai vat. Rokiškis. Senukai. Link Biržų. 3 lipdukai. Prašom, pasimk, kas kvietė. Judam. Nepalaidžiam. Pasisekė. Traktorius varo ant 30. Man užuovė, man gerai. Man įtraukė. Aš taip vieną kartą esu paskui fūrų varęs. Nenorėkit greičiausiai žinot, kokį buvau pasiekęs. Nu va, kaip gerai. Minusau lengvai. Užuovėje. Ir traukė. Gerai. Paskutiniai kilometrai lengvesni. Kaipgi be žvirkeliaka. Baik. Geras da žvirkeliakas. Netoks tarka. Maks 12 kilų čia ta žvirkelė. Ir vsio, ir būsiu vietai. Aišku, lėtai judalė. Ai, neskubi. Lėtai judu baik. Kad sakiau būsi, maždaug tada būsi ir čiki piki. Tik šiandien matėm video ir žiūrėjom antrą dalį. Geras. Toli minat? Tai čia jau nebetoli. O tai kamerys mane žiūri? Gerai. Geras. Senai ir dar sakau, tik šiandien va prieš važiuojant, sakyk, man žiūrėjom klipų antrą dalį. Gerai, sėkmės. Gerą kelią. Žiūrėsim ir toliau. Da, kaip smagu, na. Va čia tai tikrai smagu. Linkėjimai. Eik tu savo. Sustoja, grįža, 2 lipdukų. Va čia tai smagumėlis. Nu va kur aš. Lyka 4 km man. 3,8 atrodo. Nu, kad žiūrovus sutikt. Tokian pasvietį, tai tikrai nesitikėjau. Vau, smagu. Iš Rokiškė žiūri. Iš 3 lipdukus neblogai. Oho, parėmė. Taip kanalas ir gyvuoja, taip kelionės ir vyksta. Dėkui. Labą dieną. Kaip kelionė. Sunkok. Šiandien vėjas didelis, ne? Tai visą dieną prieš vėją. Jo, mes norime iki Rokiškę. Vėlių oras tai nekaks. Bet tu jaunas. Atrodo vyresnis? Nežinau aš. Aš tave gal nežiūrėjus, aš tą video, 3 gal kokius pažiūrėjus. Ir viskas. Tai pala, tavagi kanalas vardu pavardį ir vadinas, o ne? Audrius Petkevičius. Tai kiek turi šito? 5 tik tai? Jo, kol kas dar 5, paštai biškai daugiau turėsma. Tai bet jauni kiek laiką? Metinukai. Jau metų čia jie? Jo. O kiek, kodėl maži tokie atrodo? Tai jie nebekūrauks dar, užaugs didelį ir dar biškai paaugs. Nu taigi negi būna ir masėn, nu jaučiokai čia, ar teličiotė? Teličiotė. Ai, teličiotė. Jo. Tu galėjai su projektu? Projektų jauną ūkininką norėjom eit, bet gavas ten daug sąlygų biurokratinių, tai nebeėjome. Nes Bijojai įsipareigojimų? pareigojimai visokie. Pareigoja automatiškai ir dabar tai va, ramus, kaip sakant. Niekam neskalingi. Ekologiškam tokiam stiliui. Pievas paleidi, kur apleistas turi. Nu va, pasidarysiu ir aš ūkininkas. Susirinksiu informacijas. Jo, tai jau gali. Ne, Paukelį ir porą pasileist. nebent kai Petras paprašysi paramos. Porą išeina kartais įdėti.
Taip pas man visokių ir tų temų apie techniką, apie kubilus, Ai, visko. apie kupolus, apie statybas. Na, Visko. kaimo gyvenimas. Kaip ir aš, visko. Aišku. Jo. Kažkaip per vidiją žmogus vyresnis atrodė. Jaunas 30, kažkėlį pamiršau. Nu ką, mano darbo vieta. Gal vakarį ten neįsiu. A palapinį gal čia ir pasistatysi. Tai jau vat. Ai, ko turim? Ant dviračioką 7 valandas beveik. 123 kilai. Vidutinis. Lėtokai, prieš vėjų. Saka, pradžiai užkandžiau. Normaliai atskraužiau kopeliakan. Šalta laukia, eiktų savo. Turėjo kupolą, kupaliukas. Palapinė paruošta, miegosiu šiąnakt čia. Ale iki 6 laipsnių net. Šilumos tik tai gali būti paryčiais. Nu tai termarūbų jau reikės. Da valandėlį pamontuoti. Ir miegučią. Šiąnakt tai gerai miegosiu, žinau. Šuniakai nupratėję. Nu jeigu Anis taip duosis, tai taip peklan. Kaip miegot? Nurims gal. Šiaip nebloga, nela tikrai gera. Neskubėjau. Kilometrų ir kiek yra. Lauksime rytojau. Rytoj bus lengva diena. Tikrai turėtų būti. Tai dėkui, kad žiūrit. Patiktuko. Na ir turėtumėm susitikti rytoj. Iki. Labanakt.